Sveiki gyvi visi, kas mane klauso. Gavau žinutę iš bičiulio, nenoriu aš minėti jo vardo, nei pavardės. Aš ją jums perskaitysiu ir patys pasidarykite išvadas. Sakyčiau, tai tikrai objektyvus žmogus. Nėra jis priskiriamas nei prie kažkokių ten konservų ar prie tokių kaip vatnikų. Tiesiog normalus žmogus, kuris stebi Lietuvoje situaciją ir kartais pasidalina mintimis su manimi. Nes labai įdomu stebėti Lietuvoje tą atmosferą, ne tik ką mes mąstome, taip vadinami vatnikai, ir tai gali būti neobjektyvi informacija ar neobjektyvus pastebėjimai, lygiai visiškai kitokį Lietuvos supratimą turi konservų tipažo žmonės. Bet ta vidurinioji grandis, kuri nelabai kišasi į politiką, nelabai nori būti matomi, vieši, jie taip pat turi savo požiūrį, jie mato, jie juk nėra ten durni ar kažkokie, juk gali padaryti loginės išvadas iš tų procesų, kurie vyksta Lietuvoje, ir turėti savo nuomonę ir ją dalintis. Taigi skaitau aš tą žinutę, kažkaip pasirodė, kad ją aš turėčiau jums perskaityti, nes net ir man kilo tokių, galima sakyti, negerų minčių, kas liečia Lietuvos ateitį. Štai ką jis rašo. Labas vakaras, Vygantai. Nusprendžiau pasidalinti su jumis šiais pastebėjimais, nuomonėmis arba tendencijomis. Vakar paskambino kolegė, su kuria jau keleri metai bendradarbiaujame darbo reikalais, ir pasigyrė, kad įstojo į Šiaulių sąjungą. Aš jai iš karto uždaviau klausimą, kam, kodėl ir ką ji ten žada veikti, kadangi mane visada domina žmonių motyvai. Jie atsakė, kad dėl geopolitinės situacijos turi atiduoti duoklę visuomenėje. Vakar mokėmės šaudyti, reikės po to rinktis, kur būti, žadu prisidėti prie karo komendatūros, padėti policijai ir taip toliau ir taip toliau. Čia iškart noriu pakomentuoti tą jos pasisakymą, ji neva turinti atiduoti duoklę visuomeniai. Ant kiek yra Lietuvoje stipri ta karo propaganda, kad paveikia tikrai, pasirodo, ir normalių žmonių sąmonę, ir jie pradeda tiesiog giedoti unisonu. Toliau jis rašo, po tokio pokalbio pagalvojau, ar jau tikrai pasiekėme tokį lygį, kuris buvo trečiajame reiche. Kai pradžioje dauguma to meto inteligentijos juokėsi ir šaipėsi iš Adolfo Hitlerio ir jo komandos, ir po to labai greitai tapo aršus rėmėjai ir jo šalininkai. Ir įdomus kitas aspektas, kam moteriai su civilinė profesija, kuriai jau gerokai per 40 metų, turinčiai šeimą ir vaikų, veltis į tokias abejotinas organizacijas. Ar jau Lietuvos propaganda pradėjo veikti ir moteris, kurios iš principo dažniausiai nuo tokių jėgos organizacijų stengiasi laikytis atokiau. Moters tipažas, civilinė profesija, virš 40 metų, šeima, vaikai, ir nei iš šio, nei iš to ji nusprendžia atiduoti nevaduoklę geopolitiniai situacijai, tai yra pataikauti Lietuvos administratoriams, ir reiškia pati save, aš kaip suprantu, cenzūruoja ir nusprendžia užsirašyti į Šaulių sąjungą tokiuose metuose, kur, kiek aš suprantu, ten ir mokins ir šaudyti, ir kitų karo dalykų, kiek ten tų valandų bus, tai yra nesvarbu, bet ant kiek stipriai paveikta jau sąmonė. Ir tai normalus buvo žmonės kažkada, to mano bičiulė kolegė, ir dabar jis jau nustebęs, kaip taip, ir jam įdomus jos motyvai. O motyvai
sunku kalbėti apie tuos motyvus. Čia greičiau yra ta karo propaganda, kuriai yra labai sunku atsilaikyti, arba tu nueini kažkokius tai kraštutinumus, arba faktiškai prisijungi prie tos karinės propagandos, prie tų visų karo vanagų, ir tai parodo Lietuvoje rinkimo rezultatai, juk už Nausėdą balsavo beveik virš 800 000 Lietuvos piliečių, kas įrodo, kad sąmonė žmonių tikrai yra paveikta. Ir man, kai komentaruose rašo, kad mes nebalsavome už Nausėdą, mes balsavome prieš Šimonytę, aš tokią logiką iš karto atmetu. Jeigu tai būtų buvę pirmoji Nausėdos kadencija, dar galima kažkokį tą argumentą ir sakyti, bet kada po visų tų Nausėdos pasisakymų, po visų jo politikos tų viražų karo atžvilgių, tai tikrai rodo, kad žmonės visiškai iškrypo ir tapo realiai visiškai, sakyčiau, zombiais. Toliau mano bičiulis rašo: ir tą pačią dieną darbo reikalais susitikau su klientu, investuotoju, arba trumpai tariant spekuliantų, kas jau kas, bet tokie žmonės turi uoslę, turi fenomenalią uoslę. Taigi su juo ir persimetėme keletą temų. Taigi kelios mintis. Iš Lietuvos masiškai bėga kapitalas ir investicijos, bet visi apie tai tyli. Nekilnojamo turto vystymas abejotinas, ypač komercinio, kadangi nelabai kas jo domisi, mažėjant tam pačiam užsienio kapitalui ir investicijoms. Kas turi nekilnojamo turto, stengiasi jį parduoti ir gautus pinigus padėti kur nors užsienio banke. Vietiniuose bankuose stengiasi pinigų nelaikyti. Kas liečia apie bankus, galiu Jums pasakyti tokią naujieną, jokia čia nėra paslaptis. Man paskambino iš Svetbanko, aš Svetbanko klientas jau nepamenu belie kiek metų. Ir iš pradžių jie parašė žinutę, kad aš su jais susisiekčiau, aš su jais susisiekiau ir jie man atsiuntė laišką, kad aš iki tam tikros datos turėčiau pas juos pasirodyti ir jie nori su manim nutraukti visus dalykinius santykius, nes ten prirašyto visokių nesąmonių, dėl ko terorizmas, pinigų plovimas ir taip toliau ir taip toliau. Aišku, aš jums atrašiau laišką, tokį kaip patrolinau jos biškį, koks aš teroristas, koks aš pinigų plovėjas. Čia visiškai yra bespridėlas, bet jie visiškai rimtai atsakė, kad jie negali to patikrinti ir pagal kažkokius ten Lietuvos įstatymus jie turi teisę, galbūt ir turi nutraukti visus dalykinius santykius. Tai rodo, kad nekalbėsiu aš apie tos bankus dabar, kas nuo jų nukentėjo, kiek dar žmonių nukentės, bet tai rodo tendencijas, kad negali būti Lietuvos bankais visapusiškai jokio pasitikėjimo, jeigu yra galimybė kažkur laikyti pinigus kitur, ar ten užsienio banke, ar kokioje internetinėje sąskaitoje. Tai tikrai verta apie tai pagalvoti, nes jais visiškai negalima pasitikėti. Gali būti, kad ateis ta diena, kad negalėsi naudoti savo pinigais, bus užšaldytos sąskaitos, o jeigu prasidės kažkokia ten X diena, tai savo pinigus matysite kaip ausis. Ir tos tendencijos, apie kurias rašo mano bičiulis, kuris kalbėjo su investuotoju, kad jis patarė nelaikyti pinigų Lietuvos bankuose, aš tam pritariu 100%, nes aš jau susidūriau pats su tom, toksai atrodo, nu kiek ten toje sąskaitoje tų pinigų, ten įkrisdavo alga, ten susimokė mokesčius, kasdieniniai pirkiniai, maistas, paslaugos, faktiškai nieko ten nėra ir jie rašo tokias žinutės, prisikabina prie kokio tai pervedimo, kuris buvo padarytas prieš 3 ar 4 metus, aš net neatsimenu ten, bet juokinga suma, ten gal iki 20 eurų ir užduoda kvailus klausimas ir tuo pagrindu jie galvoja nutraukti santykius ir tai rodo, kad Lietuvoje tikrai realiai, normaliai nebegalima gyventi, nebegalima kvėpuoti ir net su jais, sakyčiau, net nereikia kovoti, jie patys save susinaikins, kaip ir visada būna tokiais atvejais.
Nu, kokia gali būti kova su tais bankais, kokia nauda, jeigu ten kažkas parašys kažkokį tai straipsnį. Senai tie, kurie mąsto, viskas yra suprantama, bet dėja žmonės yra matricos toje sistemoje ir jie tiesiog gyvena iš inercijos, galbūt ir supranta, kad būtų čia neblogai, gal kažką pakeisti, bet tiesiog neturi tam laiko gilintis, pareina iš darbo pavargę ir taip eina tas gyvenimas iš dienos į dienos. O iš tikrųjų jie daro savo juodą darbą, mūsų laisvių mažėja ir kalbant aplamai apie bankus, viskas eina į skaitmeninę valiutą ir matyt ateis diena, kad vieną dieną atsibūsime, mes negalėsime naudotis grynais pinigais. O jeigu dėl kažkokių ten politinių priežasčių ar pasisakymų negalėsite atsidaryti bankė sąskaitos ir kitaip kažkaip gauti algą, patys suprantate, koks čia yra spaudimas. Faktiškai mes gyvename jau totalioje diktatūroje, tik dar gaudame tos laisvės likučius iš to, kas liko, kada gyvename anksčiau. Na, toliau jis rašo, čia tokia ilga jis man žinutę parašė, toliau kiti jo pamastymai, pasakyti juoko formą. Bet turintis gan rimtą potekstę, jo nuomonė užtektų Putinui suorganizuoti pratybas kur nors Lietuvos pašonėje su kokiais keliasdešimt tūkstančių dalyvių, jau Lietuvoje ir visame Pabaltyje daugam saugikliai perkaisų ir kas dėtųsi toliau būtų įdomu stebėti. Kažkam panašaus nutikus jūsų nekilnojamo turto vertė sumažėtų keliais ar net 11 kartų. Jau yra reali situacija, kas turi nekilnojamo turto toje pačioje Ukrainoje, ten turto vertė krito maždaug 3 kartus. Taip pat yra niuansai, kad pardavus nėra galimybės gautų pinigų išsivežti arba pervesti kur į kitą užsienio banką. Ko galima tikėtis iš Lietuvos, jeigu jos krašto apsaugos ministerijai vadovaus isteriška boba su rankinuku pilnu raminamųjų, o kitoje rankoje pistoletų? Jo retorinis klausimas, ar jau Lietuvoje visiškai neliko normalių kadrų. Po spektaklio, cirko, performanso ar kito masinio renginio, kuriam Lietuva sparčiai ruošiasi, tikėtina visada bus galima sugrįžti. Bet jam prasidėjus išvykti iš jo gali tapti labai sudėtinga, o gal net ir neįmanoma. Mintis tai, kad jeigu dabar paliksime Lietuvą, tai po visų tų nesąmonė visada į Lietuvą galėsite grįžti. Bet jeigu užsibūsite Lietuvoje, tai gali būti, kad prasidėjus X dienai niekur jūs iš Lietuvos negalėsite išvykti, net jei ir turėsite pinigų. Na, tikrai visą tai, ką čia jis parašė, apie tai aš visada pagalvoju ir aš kaip ir daugelis kitų taip pat gyvenu iš inercijos, yra kažkoks tai darbas, eini į tą darbą, nes mokesčių niekas už mane nesumokės, niekas šeimos ar artimųjų niekas už mane neišlaikys, tiesiog gyveni tą kasdienį gyvenimą, kaip ir daugelis iš mūsų, bet visada pagalvoji, kad va, ta inercija gali tave uždaryti tokį narvą, kad po to gailėsis ir sakysi, koks aš buvau durnas, kad nepaklausiau savo intuicijos. Ir aplamai esu pastebėjęs, kad jei klausai savo intuicijos, visada vėliau jį pasitvirtina kaip geriausia išeitis iš vienokios ar kitokios situacijos. Na, jis čia užbaigė žinutę taip, ir čia būtų mano kitas pastebėjimas. Galbūt atkreipėte dėmesį, kaip vokiečiai išnaudoja šitą karo isteriją Lietuvoje, norėdami nusiplauti nuo lėktuvo katastrofos. Čia turbūt turimas tas lėktuvas, DHL lėktuvas, nuo lėktuvo katastrofos pasiekimių. Jiems idealiai tinka pūsti šitą burbulą dėl galimo teroro akto, tokiu atveju negalioja draudimas ir galima visas pasekmes užkrauti Lietuvai. O LT, būdama tobulas tarnas, sutiks su visko, ką pasakys šeimininkai. Kol kas tiek, galbūt bus jums aktualius tos mintis jūsų laidoms, pagarbiai vardas, kurio aš nenoriu skelbti dėl tam tikrų sumetimų.
Na, perskaičiau aš tą žinutę ir tikrai pagalvojau, kad tos mintis yra teisingos ir aš norėjau jomis pasidalinti su jumis. Na, norėjau jums dar paleisti video ištrauką iš Ugnio Kiguolio laidos, kurioje dalyvavo Eduardas Vaitkus. Nenoriu aš kalbėti apie Eduardą Vaitkų, rinkimai jau senai baigėsi, jis senai nurašytas, politinis lavonas. Nesvarbu, kokią jis ten partiją kurs, tai bus rinkimai tik tai po 4 metų. Bet aš klausydamas tas laidas bandau suvokti tas priežastis, kodėl Lietuvoje nesusikuria realiai tikra opozicija, kodėl visą laiką gaunasi kažkokios tai liurkos ir panašiai. Ir aš padariau savo tokią, kaip galima sakyti, jau galutinį išvadą. Jei ateina žmogus į politiką su kažkokiu tai sąjūdiniu šleifu, o kada galvoje pas jį yra visa ta sąjūdinė šmėkla, jis jos negali išmesti iš galvos, reiškia, nieko gero nebus. Aš jau nekalbu tai, kad žmogus ateina į politiką kaip antitarybininkas, aršus antitarybininkas, nesvarbu, ką jis bekalbėtų, ką jis besakytų, bet tuose pasisakymuose jis išsiduoda, tiesiog išsiduoda. Ir nesvarbu, koks yra mūsų požiūris apie TSRS, mes galime būti aršus antitarybininkai, mes galim būti TSRS fanatikai. Aš nesu nei vienas, nei kitas, aš žinau, kokios buvo TSRS, kada gyvename to laikų problemos ir kokie buvo pliusai. Ir lyginant su dabartinė Europos Sąjunga, aš tikrai matau daugiau pliusų, nors ką mes turime dabar tik Europos Sąjunga, tik tai, kad galime laisvai išvažiuoti iš Lietuvos, bet daugelis mūsų važiuoja, pridėkime ranką prie širdies, tik užsidirbti. Labai mažai, nedidelė visuomenės dalis gali leisti savo keliauti, pirkti egzotinės keliones ir panašiai. Aišku, yra tokių. Bet ir TSRS laikais mes galėjome keliauti, aišku, tik po Tarybų sąjungą, bet dabar nuvažiuoti į kažkokią, pavyzdžiui, Altajaus kraštą, tai finansinė prasme būtų tas pats, kas nuvažiuoti kur nors į Madeirą. Tai čia tokios smulkmenos, bet kalbant apie esmę, aš iškirpau tą vietą, kurioje Vaitkus pasisako apie TSRS ir paklausykime ir pagalvokime, ką jis kalba ir tada užduokime savo klausimą, ar gali toksai žmogus sukurti realią poziciją, kada jis viduje yra aršus antitarybininkas ir kalba visiškas nesąmonės apie Europos Sąjungą, kada jis lygina Europos Sąjungą ir TSRS, jis sako, kad materialinė prasme mes dabar gyvename geriau nei TSRS. Galbūt jis ir gyvena, aš tikiu, jis gyvena geriau, daugiau turi pinigų ir panašiai, bet daugelis iš mūsų tikrai finansinė prasme negyvename geriau. Mes gyvename nuo algos iki algos, ypatingai dabar, kada mokesčiai tokie dideli kainos. O didžiausia tragedija, kad mes, kad prasimaitintumėm, turim važiuoti dirbti į užsienį. Ir kaip yra pasakęs Rolandas Paulauskas, jūs dabar tie, kurie išvykstate užsienyje, trumpame laiko tarpe, jūs laimite, nes jūsų alga yra didesnė, jūs daugiau uždirbate, bet ilgame laiko tarpe jūs pralaimite. Nors aš pats dirbu užsienyje, bet teisybės dėlei turiu pasakyti, kad aš dirbu Lietuvos įmonėje, komandiruočių principų. Bet aš pritariu Rolando Paulausko tai minčiai, kad ilgame laiko tarpe aš pralaimiu, nes vis tiek aš mažiau laiko praleidžiu Lietuvoje, aš neturiu tokių visuomeninių ryšių su savo šalim, nes kad turėti tamprius ryšius reikia toje šalyje gyventi visą laiką. Ir mintis aiški, bet paklausykime, ką kalba Vaitkus apie tai, ką užklausė Kiguolis, lyginant dvi sistemas - Tarybų sąjungą ir Europos sąjungą. Jūs šiaip kaip žmogus gyvenote dviejose santvarkose, dviejose sąjungose. Yra viena sąjunga ir kita sąjunga. Taip. Tai kaip jas palygintumėt, jos vienodos?
gal atsakysiu materialiniu požiūriu, dabar Lietuvoje gyvena labai puikiai ir gerai, kaip niekada. Bet aš, kai pirmas iki sužinojau, aš buvau nustebęs, kad pavyzdžiui Kaune 1918 metais Kaune buvo vienas pastatas tik tai. 60 000 gyventojų ir tik vienas pastatas, kuriame buvo vandentiekis ir tualetas. Tik vienas. Tai tada, žiūrint pagal šitą skaičiuką, tai Tarybų sąjungos laikais nuostabiai irgi gyveno Lietuvoje, lyginant su 18 metais. Dabar materialiniu požiūriu mes gyvenam puikiai. Kaip niekad negyvenom ir neaišku, ar gyvensime dar labai ilgai taip labai. Bet klausimas yra kitas. Jeigu mes pasakome, kad mums, arba iškelkim klausimą, ar nepriklausomybė, laisvė ir savarankiškumas tai yra vertybės ar ne. Man asmeniškai tai yra vertybės. Nes vertybės dėl to, kad tada ne kito valia nulėmė mano likimą, o mano pasirinkimas nulems mano ir mano šalies likimą. Ar mes atiduodam kitiem teisę už mus nuspręsti kažką padaryti, ar mes patys norim būti likimo šeimininkai? Nuo TSRS laikų man nieko naujo, kad didžioji dauguma žmonių jiems laisvės nereikia. Čia TSRS laikais apie vakarų šalių ir jų ten filosofai išmąstę buvo. Čia nieko naujo. Mes, mano giliausių įsitikimų, 90 metais mes buvome labai vieningi. Ir tas vieningumo jausmas, aš žinau, kurioje vietoje stovėjau Baltijos kely. Kaip mes visi važiavome. 2 eilėm į vieną pusę iš Kauno. Dėdavai pro Moravos kolonėliai, prie jos ten kokias 2 valandas stovėjom, nes kamštis buvo ir tiesiog 2 valandas ir per 2 valandas nuvažiavom 200-300 metrų. Vieningumas buvo nepaprastas. Ir aš manau, kad to vieningumo mes norim būti laisvi ir potekste, nes būdami laisvi mes būsime savo šalį, sutvarkysime ir gyvensime gerai, gražiai, ilgai ir garbingai. Mano giliausių įsitikinimų, TSRS laikais mes save lietuviai vertinam kaip aukštesnius, negu ten kažkokie rusai kažkur tai gyvena. O dabar, kai jau nepriklausomybė paskelbta, tai aš visas valdžias iki dabar ir kaltinu, kad jie mus tą nepriklausomybę labai greitai pagal kapitalizmo dėsnį naudokis progą, parduok. Ne, užbaigiant šį savo video įrašą, norėčiau apibendrinti tokias mintis, kad tol, kol ateis į Lietuvos opoziciją tokie žmonės, kurie bus tokie aršus antitarybininkai ir kalbės tokias nesąmonės, kad materialinė prasme mes dabar geriau gyvename, tai jums įrašoma pagrindinė mintis į pasąmonę, kad kas ten buvo, kokie dalykai yra nesvarbu, bet svarbu, kad jūs dabar gyvenate geriau. O daugelis žmonių nori gyventi daugiau, nori daugiau turėti pinigų piniginį ir įrašoma yra tokia programa, kad Europos Sąjungoje piniginė prasme yra geriau nei buvo Tarybų sąjungoje. O kad jis ten kalba apie Baltijos tą kelią, kada Lietuva buvo vieninga, tai Sąjūdžio laikais parodo, kad jis tuom didžiuojasi. Jis nemato, kad ten buvo vakarų ta manipulacija, kad buvo sumanipuliuota žmonių jausmais, kad iškovosite nepriklausomybę, stovėsite visi kaip avių banda tame kelyje. Ir ką mes gavome? Mes gavome kapitalizmą, mes gavome privatizaciją ir gavome visas tas kapitalistinio gyvenimo, visus tos dalykus, ką mes turime dabar. Ir juk galime padaryti išvadą, juk neišsivalys tokie politikai iš savo galvos tos sąjūdinės dvasios, vis tiek juos lydės iki pat gyvenimo galo. Ir jie ateina, tie naujieji Lietuvos gelbėtojai, su ta sąjūdinė dvasia, su ta nepriklausomybės mistifikacija. Ir
Ir po to gražbiliauja, kabina makaronų žmonėms ir apie tą pačią Europos Sąjungą, kaip jis kalba, mes neįstojame į ją, nors pats ne vienoje laidoje sakęs, kad buvo už Europos Sąjungą, matyti ir pats dalyvavo tame alaus ir miltelio referendume. Ir kabinami makaronai, dėl to ir nesusikūrė opozicija, o žmonės negali nuskanuoti tokių dalykų, nemato, kad žmogus tiesiog yra sajudistas ir taip kaip ir tas Zigmas Vaišvila, o ankstesniuose savo video įrašuose kėliau aš klausimą, kas yra landsbergizmas. Landsbergizmas tai ne Landsbergis, ne tik Landsbergis ir konservatorių partija. Landsbergizmas, visa ta mąstymo metafizika, visa ta mąstymo matrica ir tos sisteminės partijos ir tas sąjūdis ir visos tos mistifikuotos nepriklausomybės. Ir mes iš tų pasisakymų matome, faktiškai galima sakyti, kad tokie naujieji Lietuvos gelbėtojai ir yra landsbergizmas. Kol mes neišmesim iš galvos tos sąjūdinės mistifikacijos, visų tų nesąmonių, Baltijos kelių ir dažniausiai tie naujieji inteligentai ateina ir visą laiką bet kokią ten savo politinę programą įvelka į tą sąjūdžio aerolį. Ir aš kada jau pradeda kalbėti apie sąjūdį, aš jau suprantu, kad tai yra, atsiprašant, pizdabovas ir nieko gero nebus. Ir jie pyksta, ir jų gerbėjai pyksta, kada jiems parodai tokius elementarius dalykus ir tai yra Lietuvos problema. Tai tiek tada šiam kartui, ačiū, kad išklausėte, gero jums savaitgalio ir tada jau iki kitų kartų.